Taigi, mėly draugai, toliau tęsiam darbus prie Hardges ir šiame video jūs pamatysite, kaip bandėm įdėti variklį į savo vietą. BMW, kas čia per bispridėlas? Kaip nepavyko įdėti jo ten, kuris turi būti. Atsinešė modifikavimo aparatą. Kaip pasigamino reikiami variklio tvirtinimai. Vakar, atvirai pasakysiu, jau šiek tiek ėmė nervacija. Kokie sprendimai buvo ir bus priimti projekto eigoj ir kaip mums sekėsi. Atkeliavo pagaliau Hardges variklio tvirtinimai, kurie turi bolton tikt ant variklio, kad jisai įsistatytų į E30 tą kėbulą, žodžiu. Tai kiek išsiskaičiau ir kiek žiūrėjau, tai jie yra konkrečiai tam skirti. Tai reiškia, ant S-Tram 8 variklio dedasi variklio ausis. Būtent šitos ir jisai keliauja į E30 M3 kėbulą. Turi viskas, žodžiu, atitikti. Tai kaip jie deklaruoja, tai yra būtent Hardgem, Alpinom, ten dar kažkam. Tai ką, pasipakuojam, kaip sakoma. Tokia va dėžukė, Ką čia turim? Turim lipdukų, nereikalingi. O, tai galbūt pirmoji vietoj, kas man į akis papuola, tai deklaruota buvo TIG welding. Tai reiškia suvirinimas TIG-ų. Kaip sakyt, nei kiek nepanašu čia į TIG-ą. Pasitikrinsiu, kas buvo parašyta. Kur kita ausytė pas mus? Nu tai, aišku, nedės vienos TIG-ų suvirintos, kitos ne. Bet iš esmės patikslinsiu, bet buvo pasakyta, kad suvirinimas nebuvo pasakyta, o parašyta aprašyme ir pabrėžta, kad high quality TIG welding. Tai žodžiu, aukštos kokybės suvirinta TIG-ų. Va taip va. Tai einam prisimatuot, gal atsitemsim variklį iš pradžių čionais arčiau, kuris yra pas mus tenais kampe. Atsitemsim šiek tiek arčiau. Čia palačia šitą pusę. Tai pasižiūrim, kaip čionais. Va taip va, tai čia va toks va momentas. Tai okei. Reiks varžtukų ir užsidėt. Ir truputėlį kažkoks tai apsiskaičiavimas yra. Nušaunu, ne vien tik TIG welding, bet dar ir kažkas. Tai ką, pirminė situacija su variklio ausim šiek tiek liūdinanti, bet tai šių dienų standartai čia yra. Tai, manęs jau nestebina. Kaip diena, taip naujiena iš esmės. Ir ką, kartais papuola gerai nupirkt, kartais taip, kaip dabar nupirkom. Dar biškį paskaičiau, tai taip. Parašyta, kad plug and play, reiškia, dedi ausis ir krauni variklį, viskas čiki, tai dabar taip negali būti, nes kronšteinas netelpa. Tai plug and play atkrenta. Ir parašyta, kad virinta TIG-ų. Tai vėl atkrenta. Tai va, iš esmės truputėlį netinka. Tai sprendimas dabar koks? Sprendimas yra toks, kad nusiimam šitą tepalo filtro korpusą, tada prisisukam ant kelių varžtų ausį, nes tada jau jinai čia tilps. Toj pusėje, kadangi tinka, tai prisukam, atsinešam kolektorius, o kolektoriai čia yra super sprinto. Tai kai jau bus toj pusėje, žodžiu, variklio ausis, reiks pabandyti užmaut kolektorių. Ar jį niekas niekur nekliūna, nes čia matau, kad gali būti dar įvairesnių niuansų, tai, žodžiu, reikia išsiaiškinti. Tai trumpai tariant, kol kas užsimetam šitas variklio ausis ant variklio nuėmus tepalo korpusą. Jeigu viskas ten stoja gerai ant balkio ir viskas tinka, bandom įkišti į kėbulą, tada jau žiūrėsim, ką galima pamodifikuoti ir parašysim Stanislavui laišką, kad biški TIG-as pas jį nesureguliuotas ir kad biški bolton netinka. Tai kimbam į darbą. Taip, va. Ir dabar tiks. Va. Bet blemba, tai biški... Be šansų. Kas be šansų?
be šansų, tai be šansų, bet ir čia biški, kaip sakyt, nu davai, prisisukam ant kelių varžtų ir tada pasižiūrėsim. Lembo kokiais gražiais vienodais varžtais, oi, nu, ar gerai čia, nu, ar gerai. Paimam prožektorių. Nežinau, ką ir be pakomentuot, blemba, darau daiktą, sąlyginai, kaip sakyt, nepigų. Aišku, dabar pigaus nieko nėra, bet, žmogau, pataikyk tą skylę per vidurį, Jėzau, tu Marija, nu. Gal čia viskas ir įeina, gal ten viskas ir okei, nu, bet palik iš abiejų pusių vienodai. Tarpuką, dar kažką, nu, vienu žodžiu. Tai šitoj pusėj stovi, tai davai, kitą pusę dar irgi. Davai, paduodam pusį. Nu, čia reiks biški, man atrodo, su kažkuo rimčiau pasukti. Tai kol kas naudosim prabangias, papigiai, tik tai, kad išsibandyt. Nuo krekždės pagalvės, tai čia yra jos originalus balkis, hardgės turiu omeny. Ir čia buvo modifikacija va tokia va padaryta, žodžiu, perkelta pagalvė arčiau centro. Neaišku, nei kas per variklio ausis čionais buvo, originalios, neoriginalios. Originalios tai tikrai negalėjo būti čionais, nes jos praktiškai tiesiai eitų. Praktiškai tiesiai turėtų eiti originalios, kažkas tokio. Nu, žodžiu, kad neburt, tai dabar bursim iš plug and play, bolt on, žodžiu, išbursim. Naudojam šitas pagalvės, pabandom pasižiūrėti, kas čionais gaunasi. Turi veržlytę? Opa, va taip va. Opa, viskas Čikaga. O, nu ką, va, neblogai. Ir va. Blemba, tik tai kalb man čia žemiau norėtųsi. Nu, ta prasme, variklio. Man kaip tik aukščiau norėtųsi, kad šitas balkis būtų. Ne, tai ir sakau, žemiau variklio, nu tai balkis, tipo, žemesnės pagalvės turim. Gerai, kad turim pakabintą. Šitą galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, kokios čionais. Tai pavyzdžiui, aukštį pamatuot pagalvės. Labai panašus jo jiems. Tai, pavyzdžiui, čionais yra... Eiktų, blemba, daug žemesnės. Čia... Nu, PM5, PM7 grubiai. Opa! Stovi kaip ir viskas gražiai, tvarkingai. Dabar, tada planas yra... Koks planas yra, Augustai? Ar dėsim iš karto dėžę ir su dėžė visa, ar dedam variklį atskirai ir dėžę, paskui prisimetam ant poros varžtų? Paskui dėžę. Tai žodžiu, tada iš esmės mes galime netgi va tai va jį ir palikti. Išsitrauksim šitą vat reikaliuką, pakšt va tai va, mes jį vat ant šito stendo paliekam, hardge keliauja ant keltuvo, nusiema nuo vartytuvo, pasikeliam ant keltuvo į viršų, pastumėm po apačią variklį, nuleidžiam hardge ir žiūrim, kaip stovi. Jeigu viskas tvarkingai plius minus atsistoja gražiai, tada dedamės dėžę ir žiūrimės visus kitus agregatus. Arba, jeigu stovi gerai galbūt, tada nusimesim dar variklį ir pasižiūrėsim kolektorių, kad nebūtų niuansų, arba kolektorių paskui. Žodžiu, čia pastrateguosim visą šitą reikalą ir pasižiūrėsim dėl pagalvių aukščių, nes šitų pagalvių aukštis yra 7,5 milai, 7,5 cm, o čionai stovi nuo 34 ir jų aukštis yra 55. Tai jeigu mums reikės pažeminti 2 cm, reiškia galėsim sudėti nuo 34 ir turėti variklį šiek tiek žemiau. Tai va, judam toliau. Gerai. Taigi, kągi, vagi turim čionais. Pagalvės. Netinka, užsakėm 34, tai ateis, bandysim antrą kartą dėti. Tai bus antras dublis, dabar biški sustojom. Galima būtų bandyti dėti, bet čionais remsis ir nepralys. Nu, kaip, galbūt atsistojus į savo vietą, ten milimetrais, mikronais ir pralystų, bet netaikysim matyt, kad negaišim čia laiko. Ir tiesiog paimsim žemesnės, nes matosi, kad reikia ir žemesnių tų pagalvių. Atvažiuos žemesnės,
sudedam žemesnės, bandom antrą kartą įdėti, plus stovas nelenda jau tenais, remsis į tunelį, tai reikės užsidėjus kitas pagalvės, šiek tiek nusileidus, jį visą pasikabint ir nuimti jau tą stendą, ištraukti ten visiškai, tik tai tada bandyti taikyti iki galo. O dabar pasikelsim kėbulą vėl į viršų ir pabandysim uždėti kolektorius, pasižiūrėsim, ar nekliūna niekur kolektoriai už variklio kronšteino. Atsinešė modifikavimo aparatą, ačiū Stanislavai už, kaip sakyt, už puikią, šitą. Taip, ką mes, ar turim pasirinkimą? Neturim pasirinkimo. Važiuojam. Ačiū Stasy. Ir už lipdukus dėkui. Lipdukai tikrai geri. Tai va, imk šitą, blemba, žinai, nusiperki 2 variklio tvirtinimus ir pasidarai 3. Nu tai čia ką, čia tik reikės va taip va daryti, tipo, tokį va. Karoliui skambinsim, biški, kaip sakyt, pabraižys maketuką ir viskas, ir padarysim. Dar viena modifikacija, vis tik tai nusprendėm bandyti įkišt ir pasižiūrėti, kas čia bus, kad sužinotumėm kuo daugiau informacijos. Oh, hello! Nauja diena, nauji mes. Ką, paėmėm chuligano pagalvės. Kur jos? O, va. Oi, net nukrito. Opa. Chuligano pagalvės, E30 pagalvės. Ir ką, keliam, bandom uždėti jas ir šiandien jau tikriausiai įkišim variklį į savo vietą. Tai ką, trumpai, truputėlį, trumpai, ką čia trumpai, nėra čia ką trumpai, bet truputėlį apie hardgear. Ne vien dugne turim niuansų turim nemažai. Tai trumpai tariant, darysim custom sprendimus. Ir viskas. Nieko nepadarysi. Įmetėm variklį, niekas netinka, niekas nestovi taip, kaip turi stovėti. Kaip stovėjo? Neaišku, kadangi nėra jokios informacijos, trūksta labai daug detalių, neaišku, ar tikrai čia jos variklis, ar tikrai čia jos dėžė ir taip toliau. Linksma, smagu, ojoj, taikai žiūri, vienas netinka, antras netinka, trečias netinka, ketvirtas netinka, kažką tais pritaikai žiūri, ten blogai ir taip toliau. Tai dabar variklis iš esmės stovi savo vietoj, bet kliūna kapotas, žemiau nebegalime leisti, nes čia jau viskas. Žiūrėsim, komponuosim, dėliosim, atvažiuos elektrikas susižiūrėti, kaip čia pasileisti galima būtų variklį su kuo mažiau elektronikos, nereikalingų komponentų ir panašiai. Tai vis tiek dėsis programuojamas kompas, mes skrėjikas, laidai, statysis kažkokios uždegimo rytės atskiros, darysis laidynas ir spręsim, žiūrėsim, darysim, taikysim. Trumpai tariant, darysim iš naujo. Esmė yra tame, kad projektas nuo pat pradžių buvo pradėtas neteisingai. Pirmiausia, ką reikėjo padaryti prieš visą dažymą, tai susikrauti viską į savo vietas ir pasižiūrėti, kas kur, kaip, kame, nes dabar,
tiesiog niekas nesusideda ir reiks kažkur kažką modifikuoti. Tas, kas nudažyta, neskaitant dugno, ten variklio skyriui kaip pavyzdys, kažkas kažkur netiks, kažkas kažkur netai bus, nu tai turės ar prisivyrinti laikiklis, ar pasišalinti kažkas tai, kas buvo padaryta. Trumpai tariant, reikia surinkti kiek įmanoma daugiau ir tik tai tada eiti prie datvarkymo. Esmė, kad su dugnu nesibaigia bairiai, jų pilna ir variklio skyriuje, galbūt dar kažkas tai bus salone, nu bet jau iš esmės salone tai jau susitvarkys, išsispręs. Sudėtingiausias momentas yra dugnas ir variklio skyrius, kadangi turim kitą chuligankę, kitą E30, šiuo metu ant keltuvo galima pasižiūrėti, kaip turi atrodyti originalus dugnas, vadinkim, originalus išdažymas, nes tas E30 tikrai žiauriai gero stovio ir labai tvarkingas su visom apsaugom. Žodžiu, praktiškai viskas iki smulkmenų yra savo vietoj. Tai galima pasižiūrėti į pavyzdį. Kaip pavyzdys, vietos, kur turėjo būti, kur turi glaustis ten tiltelis ar dar ten kažkas, tai žodžiu buvo užvaryta Graviteksų guma ir ką dedant tiltelį viskas ištrykštų paprasčiausiai. Kai kurios vietos turi būti užvarytos Graviteksų, kai kurios ne. O čia buvo viskas užvaryta. Tokie vat ir reikaliukai, o dabar noriu pasigaminti apačioj dar papildomus ratukus truputėlį, nes paliksim variklį dėžę ir viską, ką dabar sumetėm ant jos ir kol kas paliksim ant vartytuvo, bet vartytuvo šiek tiek gali neišlaikyti tokio svorio, tai reiks čia naisva padaryti iš to metalo ratukų, papildomus kelis ratukus, kad spaustų. Nespaustų, o prilaikytų. Tai važiuojam, kažką padarysim ir pastumsim ją šonan. Nu va, papildomo stovo. Oi, saulikė šviečia. Va toks va, 2 varžtukus. Atsuki, nuėmi, čia kadangi su tarpinytėm. Oi, kaip gerai, biškų palenkta visko, kad neiššoktų. Tai iš esmės toks papildomas komponentas, kadangi variklis dėžė ir čia kai jau nuleidžiam, be naujojo remuko truputį linksta, tai nesinori, kad išplėštų. Dabar ką, pasižiūrim, kaip čia visas šitas reikalas laiko. Gal gali paleist biškį? Ištrauksim ir pasižiūrėsim, ar va čia va šitie va linksta ar nelinksta. Nu, va. Oi, tu sau! Pasakiškai. A few moments later. Tęsiam darbus prie hardgės, krūvo reikalų. Tai dabar planas toks. Kažką tai prisikabinau, kad prilaikyt šiek tiek variklį. Reikia leist žemyn. Tai pirmoj pradžioj pasikabinau variklį, kad kabėtų, nuėmu traversą, nuėmu karterį, pasižiūriu, kurioj vietoj tepalo paėmėjas ir žiūrim, kiek galim sužeminti karterį arba keisti tepalo paėmėją ir žeminti kiek įmanoma, todėl kad variklį reikia leisti dar žemiau ir kai jisai pasileis, stumti kiek įmanoma giliau. Tai pirmiausia darbas, nusiimt karterį, pažiūrėti, kur yra paėmėjas ir ką mes galim čia pasitelkę mūsų magiją išburt. Tada sekantis darbas pasileisti variklį kiek įmanoma, ta prasme ne kiek įmanoma žemiau, o pasistatyti į reikiamą poziciją ir paslinkti į galą. Nu, vis tiek, trumpai tariant, nuleisti kiek įmanoma žemiau ir paslinkti kiek įmanoma giliau. Tada braižytis variklio ausis, nes dabar boltoninės nupirktos visiškai ne boltoninės ir netinka. Bandysim, galvosim, darysim, bursim, komponuosim ir žodžiu, strateguosiu. Nieko nelaukia, kimbam į darbelius. Nauja diena, nauji iššūkiai ir nauji darbai. Vakar, atvirai pasakysiu, jau šiek tiek ėmė nervacija. Prie darbų su hardge neturiu ką pasakyti. Realiai apibrėžiant, matyt jau pasikartosiu, o jeigu nepasikartosiu, tai pasakysiu dabar, kad žiūrint, tiksliau planuojant ir darant
tokį projektą absoliučiai ne iš to galo pradėta daryti ir buvo daroma, reikėjo viskas sukrauti į savo vietas ir pasižiūrėti, kas kur kaip, nes variklis neaišku, hibridas kažkoks, ta prasme, pats variklis senesnis, įsiurbimas naujesnis, variklio kronšteinų nebuvo, kardano nebuvo, kardanas kitas. Trumpai tariant, detalių miksas ir prie to mikso dar trūkumas ir didelis trūkumas. Tai kadangi neaišku, ar čia tikrai jos variklis 100%, ar ne jos variklis, ar dar kitos dalis, kurios yra dabar prie jos, yra tikrai nuo jos, tai absoliučiai niekas neaišku. Aišku tik tai viena, kad niekas netinka. Vakar nusileidau variklį plius minus tiek, kiek reikia ir tiek, kiek galima žemyn, bet karteris žiauriai išlindęs apačion. Nu tai ką, perdarinėsim karterį, kad nebūtų niuansų. Darysim naujus variklio kronšteinus, nes su žemiausiom padangom ir su Bolton, Hardges Alpinos ir taip toliau šitais variklio kronšteinais, tai čia niekas ne Bolton ir stovi piestų ten tas variklis. Tai žodžiu, turiu pastatyti variklį į savo vietą jau kas kur kaip stovės ir toliau dėti visus komponentus. Kai visi komponentai variklio skyriui susidės jau kaip kas kur turi stovėti, tada kipsime darbus prie elektros. O su elektra jau meškerės užmestos. Ernestas žiūri, daro sąrašus, kokios uždegimo rytės, kokie purkštukai, kokie davikliukai, tas ir viskas, ko reikia, žodžiu, kad būtų užsakyta. Tai bet kuriuo atveju bus programuojamas kompas, atskiros uždegimo rytės ir taip toliau. Trumpai tariant, išsimes viskas, kas nereikalinga ir biški įpūsim šiuolaikinės elektronikos. O tai galiu pasakyti. O tam turiu paruošti ir pastatyti variklį jau į savo vietas, kad komponentai ir visa kita stovėtų taip, kaip priklauso. ABS bloką dėsim kitą, tai taip pat Ernestas domisi šitais reikalais, ką statyti ir ką reikia užsakyti, ką reikia nupirkti, taip toliau. Pasikartosiu vėl, kad turiu pasistatyti variklį į savo vietą, kad jau jisai būtų taip, kaip turi būti. Turiu išsitraukti originalų laidyną ir kai atvažiuos Ernestas, jau galės pradėti judinti elektros darbus, trumpai tariant. Tai va, o galim truputėlį apžvelgti čionais. Tai variklis jau stovi neblogai. Tiesa, ką reiškia neblogai? Žemiau jau nebelabai gali stovėti, nes tepaliuko paėmėjęs čia, tai jisai ne žemiausiam taške, bet karteris vis tiek bus žemiausiam greičiausiai taške, ar taip noriu aš ar nenoriu. Bent jau tilps ir galėsim uždėti apsaugą metalinę čionais. Žiūrėjau pas Dainių ant jo kabrioleto ir bandėm čionais primest, tai čia nelabai kas tinka, nes pas jį stovi ta apsauga, tai dabar jau jinai kaip ir užsidės, kaip ir viskas ok. Tai dabar dar reiktų išsigaudyti iki galo aukščius, žemiau jau leisti nebeišeis, bet dar šiek tiek jisai yra pakrypęs, tai reiktų dar vairuotojo pusėje variklį reiktų paleisti dar šiek tiek žemiau, kad atsistotų lygiai tepalo paėmėjas. Ir tada ką? Ir tada matuotis, kažkaip tais bandysim įsitvirtinti, stabilizuoti variklį, kad jisai nejudėtų ir galima būtų išsimatuoti konkrečiai variklio kronšteinus, juos pjaut lazeriu, pagamint, sudėt ir va, ir tada jau galima bus pjaustyt karterį ir jį modifikuoti. Kitos išeities čia nėra. Tokie malonūs darbeliai. Čia greičiausiai irgi reikės modifikuoti nemažai dalykų. Šitą Hardges tuningą greičiausiai šalinsiu lauk ir padarysiu čia originalą. Nes yra dar vienas niuansas. Žodžiu, trumpai papasakosiu. Kas nors paprotinkit be abejo, jeigu aš ten neteisus, blogą informaciją čia susiradau. Tai variklis, mano nuomonė, ir ta informacija, kurią radau, tai pats variklis greičiausiai yra iš E28 BMW S38B36
O įsiurbimo kolektorius, galbūt tik įsiurbimo kolektorius, o gal ir įsiurbimo kolektorius kartu su sklendėm visom yra nuo S-8 B38. Tai reiškia jau iš 34 kėbulo. Kodėl? Todėl, kad įsiurbimo kolektorius ant B36 toks nėjo, vėlgi, galbūt aš klystu, gal yra kažkoks pereinamas modelis, kur ten ėjo, bet kiek radau pagal visus katalogus, žodžiu, viską kiek žiūrėjau, tai tokia informacija. Gal čia kažkas tai hibridino, gal čia jos variklis, gal ne jos, velniai žino, neaišku. Dėl ko sprendžiu, kad variklis iš 28, tai dėl šinimo sistemos šitos. Čianais ant 28 čia stovi atskiras toksai, tokia kaip kriaušė termostatas, eina vienas vamsdelis į tą pusę, žodžiu, ir tada eina vamsdelis po kolektorium į tenais. O ant 34 eina tokie du aliuminiai, jau Toro aliuminio liejinio tokie vamzdžiai, vienu žodžiu, dangtelis kitoks, vožtuvų ten galva, man atrodo, šiek tiek kitokia. Tai va, tai toks va ir hybridas. Ir neaišku, informacijos visiškai nėra, absoliučiai nėra, ypač apie šitą ten tos 6 vienetai pagamintų Hardgių, visos skirtingos, jos nebuvo. 6 vienodos mašinos nebuvo, jos buvo 6 skirtingos mašinos. Ir liūdniausias reikalas, kad susirandi Hardgę, vieną iš 6 ten, okei, valio, bam, žiūri, opa, nu, biški primodinta kitaip. Aišku, žiūrim toliau. Grįžtant prie šito reikaliuko, galim spėti, termostatas yra. Teisingai. Nėra nei termostato, nei ten tų vamsdelių. Žodžiu, nieko. Va taip kaip matom va dabar va variklį, taip ir yra. Jokių papildomų detalių nėra. Yra aušinimo bakelis, kuris čianais dedasi. Viskas. Ir oro filtras iš 28 biški pamodifikuotas plaktuku. Čia, va, kaip matom, išpjauta ir čia įkištas. Nu tai aš taip negaliu ir nenoriu palikti, nes kad ir kaip būtų originalas, nu blemba, nu kas tenais, kirvis plaktukas ir metalo gabaliukas. Nu tai va. Tai žodžiu, čianais reikia perdaryti ir pirkt, iš esmės, nelabai ko yra. Termostatą radau, kas gamina, man atrodo, Amerikoje. Ir kadangi jau čianais vėl reikės gamintis ten tą vamsdelį, kuris eina į tą variklio pusę, nes jo irgi pirkti nėra. Žodžiu, reiks daug ką taikyti, ne tai, kad taikyti, o greičiausiai gaminti, kadangi jau taip gaunasi, reiktų bandyti perkelinėt aušinimo skysčio bakelį čianais, va kažkaip, nes originaliai irgi šitoj pusėje jisai ėjo. Ir būtų žymiai lengviau, kadangi mes galėtumėm aušinimo bakelį pajungti į čianais po apačią einantį vamsdelį, kaip originaliai iš esmės ir ėjo, nepamenu, man atrodo, 28. O čianais gautųsi, kad reiktų jungtis neoriginaliai iš esmės, kaip buvo pas juos padaryta. Tai va, tai ką, važiuojam toliau, kaip sakyti. Ir ką, laikas Hardgės karterio perdarimo procedūrai. Eisiu, užsidėsiu karterį, pasižymėsiu, kur reikia, nusipjausiu ir pradėsim modifikacijos darbus. Ir iš tikrųjų šiandien esu su nauja ir svarbia informacija bei vaizdinė medžiaga. Žodžiu, kalbėjau su savininku ir jisai man atsiuntė nuotraukas, kaip ji buvo nupirkta, kokia jinai atrodė pirkimo metu, kokia jinai iš vis buvo nupirkta, kiek laiko jinai, ta prasme, stovėjus, apsamanojus ir taip toliau ir taip toliau. Tai, žodžiu, nuotraukos yra, kokia ji buvo nupirkta, yra medžiaga, kai ji buvo išardyta, kokiam stovyje buvo kėbulas ir kur buvo didžiausi kėbulo defektai. Informacija ir nuotraukos labai pagelbėjo ir vis dar nagrinėju nuotraukas, kaip kurios vietos buvo, kodėl taip, kodėl anaip, kas kur buvo prisukta, kas kur buvo padaryta ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tokie įdomus dalykai. Dar vienas įdomus faktas, kad jinai yra pati pirma iš tų 6 pagamintų vienetų, o pagal paskutinę informaciją iš tų 6 vienetų yra likę tik 3 su šita.
Tai įdomu ir smagu, kad pats pirmas Hardgės kūrinys iš 6 pagamintų yra čia. Smagu. Toliau kas? Kadangi pakalbėjus su savininku dar paaiškėjo toks dalykas, kad jinai yra 20 metų plus išardyta. Tiksliau ne išardyta, o variklis išimtas ir išardytas, o jinai be variklio prastovėjo 20 metų su viršum. Tai, kaip jisai pats pasakė, pats supranti, kai daiktas būna išardytas, tai šiuo atveju variklis tokį laiko tarpą, tai sunku atrasti visas dalis, net galima ir nesitikėti daugumos dalių, kurių trūksta, kad bus rasta ar kažkur tais guli padėta ir laukiat. Labai abejotina, esmė yra tame, kad tokiam laiko tarpe greičiausiai šiek tiek buvo pamesta aplink variklį esančių detalių. Nu, smagu, kad iš vis jisai bent vizualiai aprinktas, sakykim, gan gausiai, jeigu taip galima išsireikšti. Ir ką, turim žalią šviesą custom darbams, ko čia tikrai prireiks. Vienas iš dalykiukų tai yra tas, kad savininkas norėtų, kad joje būtų kondicionierius, kas joje ir buvo originaliai, bet Hardgė pašalino. Tai yra tokių vietų, kur tvarkant kėbulą buvo nesutvarkytos vietos, tai jeigu šalintumėm kondicionierių vis tik tai, pilnai šalintumėm kondicionierių, tai reikėtų užtaisyti skylę kėbulę, pro kur praeina vamzdelį į saloną, nes ta vieta buvo palikta ir nesutvarkyta, tai iš esmės jos net su kažkokiu custom dengtuku mes neuždengsim, todėl kad ten yra apipuvę, aprūdyję, trūksta metalo ir tiesiog uždažyti ant viršaus. Tai va, tai yra tokių nemažai niuansiukų, kuriuos reiks po truputėlį spręsti. Tai žiūrim, ką galima kur pritaikyti, ką padaryti, ką reiks gaminti ir viskas po truputėlį ir eigoj. Dabar aprenginėsim variklį ir sustatinėsim agregatus į savo vietą, o tada jau padažysim tą, ką reiks padažyti po visų agregatų sudėjimo, kai jie atsistos į savo vietas. Dar reikės salono pečiuko kito, nes truputėlį greičiausiai buvo Hardgės apipjaustytas, bet ten jau nelabai kas belikė iš jo. Tik tai galima susiorientuoti, kas kur ėjo ir kaip ėjo. Žodžiu, daug ką reikės pagaminti ir daug ką reikės sugalvoti, tai po truputį judam, o dabar einam ruoštis karterį pervirinimo darbams. Let's go. Trumpai dar parodysiu, tai štai čia vat mes turim kondicionieriaus vamzdelių angą ir vat matosi iš esmės trūkumas. Įkišiu ranką iš kitos pusės. O, sveiki, sveiki, sveiki. Tai čia turėtų eiti tokia irgi skarda išlindus. Čia neturėtų būti taip. Na, žodžiu, esmė, kad visa šita ertmė nelabai gero stovio. Tai čia dedasi tokia guma, per kurią praeina vamzdeliai. Tai gumai paprasčiausiai čia nėra kur įsidėti. Tada čia praeina pliusinis laidas. Tai va iš esmės, kaip šita skylė atrodo, ovalas toksai, tai ir čia panašiai turėtų būti. Tai va, tai čia toksai niuansas. Paskui čia iš variklio galo turi prisisukti aliuminė detalė, žodžiu, ant kurios maunasi aušinimo žarna, kuri nueina į saloną, į pečiuką. Jos irgi nėra. Žiūrėjau, prekyboj jau nebėra. Reikės irgi matyti pasigaminti, dar pabandysiu paieškoti pagal kodą, pasiknaisiu internete, bet abejotina. Kitas dalykas, šiandien originaliai stovi išsiplėtimo bakelis. Jį buvo Hardgė išmetus, iš tikrųjų tai nežinau kodėl, nes kažkaip manau, kad jisai šiandien puikiai telpa ir jam čia tikrai puikiai vieta ir nereikia jo kažkur perkelinėti. Nu, aišku, reikės dar šitą dalyką irgi pasižiūrėti. Tai aš ir norėčiau taikyti jį atgal čia, kadangi čia yra aklė užsukta. O jie kaip buvo padarę, tai aušinimo bakelis buvo pastatytas čianais ir iš esmės šitoj vietoj jie buvo pastatę trišakį
ir prijungia prie išsiplėtimo bakelio. Iš esmės čia yra tuščiaviduris vamzdis. Tai jokio skirtumo, ar mes aušinimo skysčio užpilimą darysim per čia, ar tada darysim per čia. Jeigu tik tai pavyks, manau, kad statom originalų bakelį, kuris ėjo originaliai E30M3 šitoj vietoj ir jungiamės čionais. Planas toksai, tada išsimeta iš čionais aušinimo skysčio bakelis, sutvarkom šitas visas skylutės nereikalingas ir taip toliau. Statom atgal langų apiplovimo bakelį. Tai planas šitoj vietoj toksai. Jeigu statom kondicionierių, tai kondicionieriaus vamzdeliai praeina per čionais, žodžiu, dar reikia su kondicionierium pasiaiškinti. Čionais ABS-o vieta greičiausiai keičiasi šiek tiek, tai šitas grožis matomai pasišalina, pasidaro kažkas tvarkingiau. Dar nežinau, kurioje vietoje, bet statom ABS-o bloką. Čia šiaip jie buvo padarę, tai čia žodžiu ABS-o blokas, čia iš karto buvo vairo stiprintuvo skysčio bakelis, oro filtro dėžė iš M5 E28 įdėta, tai ten iškalta, išdaužyta ir, žodžiu, užtininguota, išpjauta va tokia va skylė pas juos. Tai ką aš norėčiau padaryti, tai šitą skylę sutvarkyti ir padaryti, kad būtų originali ir filtradėžę ar pagaminti, ar pritaikyti nuo kažko. Stabdžių puslė irgi greičiausiai prisitaikys nuo kažko, tada termostatas. Čia turėtų būti termostatas. Termostato nėra, bet radau, kad kažkur Amerikoje gamina aftermarketą. Reiks dar pasinagrinėti, pasižiūrėti. Ką, nu judėsim toliau. Pasidariau, jau minėjau, tokius va kronšteinus, kad pasistatyti variklį į norimą poziciją, kadangi buvo niuansas su kapotu. Dabar jau variklis stovi reikiamoj pozicijoje, sakykim, bet turim tokį niuansą, kad uždėjus mūsų Bolton variklio kronšteinus, kurie netinka, tai dabar gaminsimės naujus kronšteinus. Tai reikia pasidaryti kažkokius tai ar šabloniukus, ar brėžinukus ir pasigaminti abiejų pusių variklio kronšteinus, todėl kad ką dar kartą parodysiu, jau rodžiau kažkur tai, va čia va yra pas mus tas va gerasis, kuris čia tinka. Va, užsidedu į savo vietą ir truputį skylutė netinka. Tai va padaryta, nu, okei. Jaučiuosi šiek tiek apgautas. Ne aš, kaip sakoma, tai mane. Ir kaip ir. Dabar matosi, kad tepalo paėmėjas yra faktas, kad šiek tiek aukščiau negu žemiausia traverso vieta. Dabar užsidėsiu karterį, pažiūrėsiu, kiek jisai išlenda, galėsim pamatuoti ir pasijuokti kartu, kaip žemai. O tarp kitko, savininkas sakė, kad žmogus, iš kurio jisai pirko šitą BMW, važiavo kažkur tai, pramušė karterį, tada išėmė variklį ten kažką patvarkyti. Toks va jos likimas po to, kai pramušė karterį. Tai sakyčiau, nepramušinėkit karterių ir su jūsų mašinom taip nebus. Penkta diena. Gyvenimas po Hardge. Neblogai čia, neblogai. Faina, gražu, tamsu. Tai juokas juokais, bet turim karteriuką žemiau 5 cm. Nei daug, nei mažai. Reikalas toks, kad man nepatinka šita vieta. Ir dar reikalas man tas nepatinka, kad reikia pjaut, virinti, taip toliau. Tai pabandysiu susimedžioti karterį nuo M30, B30 arba B35 motoro ir pabandysim jį prisimest, pasižiūrėsim, kaip jisai atrodys, nes jisai turi šitam gale, žodžiu, liejinį, kuris susijungia su dėžė ir uždengia visą šitą smagratį. Kažkaip man atrodo
kad ir vaizdas būtų daug geresnis, ir tvarkingiau viskas būtų padaryta, jeigu ten būtų uždengta ir galbūt su kažkokiom minimaliom perdarimo procedūrom apseitumėm, nes čia kažkoks tai gabalas įvyrintas, viduj ten vyrinta, privyrinta, daryta, pridaryta, žodžiu, čia va toks kažkas, čia irgi vienas nuleidimas, antras nuleidimas. Trumpai tariant, pabandau rasti karteriuką, gal kažkas turi iš vis paskolinti ir pasižiūrėsim, ką čia toliau galima išmastyti. Gal paprasčiau bus uždėti kitą karterį ir jį minimaliai perdaryti, negu daryti šitą ir galvoti ten uždengimą kažkokį ar kažką, nes pirkt ten to daikto, kad uždengtų tą smagratį, irgi kaip ir nėra, arba aš per mažai paieškojau, bet pabandom su kitu karteriu. Gavom metalą išpjautą lazeriu mūsų Hardges variklio kronšteinams. Turim atsispausdinę šablonus variklio kronšteinų virinimui, tai susidėsim išpjautas detalės į šituos 3D printus, susikabinsim ir tada išsitraukę galėsim apsivirinti. Taip susidėsim tiksliai. Galim eit išsipakuot, susidėliot ir bandyti susikabinti, tada susivirint ir eisim įdėti į mašiną pasižiūrėti, kaip mums pavyko išsigaudyti visus reikiamus aukščius, matmenis. Ir žiūrėsim, ką šiandien bus pas mus. Nepamenu, man atrodo, 6 mm skarda tai jau. O Jėzau, čia. Nieks nepaims. Gerai, bandom iš pradžių susidėlioti, kas kur nuo ko. Va, štai taip sudėliotas. Va. Supratau. Technologija. Nu ką, pažiūrėjom instrukcijas, kaip čia turi būti viskas sudėliota. Tai dabar jau žymiai aiškiau viskas. Bandom čia kažką susikabinti, susivirint ir bandysim dėti. Tik tai reikia, tą planą reikia iš pradžių įgyvendinti. Čia reikia pasilenkti, pažiūrėsim, ar mums pavyks pasilenkti iš pradžių visą šitą grožį. Netelpa modifikacijos, dabar geriau bus žymiai. Ir dabar mums reikia užsukti šitą visą reikalą atgal. Kažkaip nepatogus iš to oldschoolų dirbti. Oi, tu pasižiūrėk, seniukai, kaip gražiai čia viskas vyksta. Nu va, šauniai tikrai visai. Čia tik tai reiks biškį pašmirgeliuot, bet šiaip labai rezultatas gražus. Bulgarišką muziką dabar atsinešiu, nes pamiršau. Prikibo kažkur tai, nu, ką žinau, neblogai, galim užvirint. Ne nu ką, o papa. Susivirinam laikikliukus. Tokie drūtesni gavosi, kaip sakoma. Nu jau čia jau laikys, tai ojojoj. Galima pabandyti
uždėti ir pasižiūrėti, kaip čia, izoliacija. Be abejo, tai tik laikinai, Kaip ir dailiai čia telpa, kaip sakoma, visai viskas. Ne tai, kad telpa, o tinka, gal sakyčiau. Ne taip kaip Stasiko. Tas jis tai net neturiu, aš labai per daug čia ką ir be pasakyti. Per Stasį truputuką sustreikavo planai. Laukiam, kol jisai su Tigu suvyrins. Tigu. Tinkantis idealiai variantas, kuris netiko. Tada reikėjo galvoti, dėlioti. Žodžiu. O galų gale reikėjo ir pačiam prisitaikyti, ir pačiam visko pasirūpinti. Ir matai, Tai ką galiu pasakyti? Perkant pas Stasį, norint įdėti S38 į E30, netinka niekas. Variklis stovi piestu, remiasi į kapotą ir taip toliau. Tai žodžiu, jeigu nori susidėti, daryk pats. Smaguma. Gal dar įsuksiu vieną varžtuką. Šauniai, ką aš galiu pasakyti. Nusidažys, pasidarys, dar truputėlį pasitvarkys. Pakšt. Taip, čia išgręšim kelias skylutės, kad tiesiog nesikauptų jame vanduo. Čia matyt padarysim galbūt irgi tą patį dėl šventos ramybės. Skylutę išgręšim, kad vandenukas nesikauptų, mažytę tokią. Pakštelsim ir viskas. Tepalo lygio matuoklis. Dabar puikiai per vidurį skylės, ne kaip pas kai kuriuos. Šiaip viskas labai gražu. Trumpai dar apie tolesnį darbą, dar kol kas nenoriu nuimti savo šitų laikinų variklio kronšteinų. Dar kartą galim pasižiūrėti, kokie puikūs, nuostabus. Pagalvių nėra, aišku, bet laikosi variklis. Tai kur buvau susivirinęs, prisisukęs ir prisivirinęs tokius laikinus laikiklius, kad žodžiu variklį pastatyti per centrą ir reikiamam aukštį, kad galėtumėm išsimatuoti, nusiskanuoti ir taip toliau tuos visus dalykus. Tai dabar faktas, kad variklis dar šiek tiek pakris žemiau, nes nuo svorio susispaus pagalvės ir tada turėsim jau galutinį karterio žemumo tą variantą ir jau matysim, kokiam aukštį jisai konkrečiai yra. Tai planas yra šito karterio nepalikt. Nupirkau nuo E34 3 litrų ar 3,5 litrų, ten tas pats iš esmės karteris ėjo. Trumpai parodysiu dėl ko. Galbūt tą parodysiu, kai išsipakuosiu, tikiuosi nebuvau apgautas ir kokių nors malkų čia man neįdėjo. Taigi paplauti jau galima buvo truputėlį. Taip, pasižiūrim, ką mes čia turim. Tokį purviną karteriuką. Ir reiktų pabandyti jį galbūt greituoju būdu čia prisimest bent truputėlį, kad ir jisai čia toks purvinas, bet bent jau žinosim kažką. Bet panašu, kad gali čia ir nepaeit su juo. Bet visas projektas bandymai. Jeigu būtų taip, kaip buvo ir tas, kas buvo, tai nebūtų problemos. Būtų variklio ausis jo originalios, ta prasme hardgės originalios. Būtų karteris nevirintas, nes kaip žinia, mašina buvo išardyta ir prastovėjo ilgus metus tik dėl to, kad karterį pramušė ir išėmė variklį tvarkyti daryti. 20 metų su viršum, žodžiu, niekas taip ir nepadarė, nesudėjo to variklio atgal. Tai jeigu visos dalis būtų vietoj, bent jau sudėtos gražiai į dėžes ir neišmėtytos, 20 metų ilgas laiko tarpas, faktas, kad pasimeta, kažkur tai nusimėto, nusispardo, išsimeta ir dingsta. Tai dar labai gerai, kad variklis yra ir plius minus pats iš savęs aprengtas ten, kas iš išorės, tai okei, pagaminsim, čia ne bėda. Bet faktas, kad galėtų būti viskas kaip buvo.
tada nebūtų bėdos. Sudedi ir viskas. Nes jie sudėjo, važiavo, viskas veikė, buvo padarę tą mašiną ir jinai važiavo ir viskas buvo savo vietoj sukrauta. O dabar, kai tų dalių nėra ir turi bandyti išrasti ir sugalvoti kažkokius tai dalykus, sprendimus, tai biški sudėtinga ir tiesiog eksperimentas. Bandai vieną, o netiko, bandai antrą, o netiko arba o tiko ir važiuoji toliau. Tai tik bandymas. Dabar karteris yra grubiai kokiais 5 centimetrais žemiau negu žemiausia mašinos vieta. Tai čia yra labai daug. Iš esmės, jeigu šitas karteris mums netiks ir jo nepanaudosim, tai teks perdarinėti šitą, bet aš vis tiek labiau linkęs perdarinėti šitą. Kodėl? Todėl, kad va štai čia galima ateiti ir pasižiūrėti. Tai čia vat yra tokia vat skylė pas mus. Čia šiaip turėtų būti kardelė tokia. Tos kardelės niekur neradau, jos neina nei užsakyti, nei dar kažką, kadangi norisi, kad būtų tvarkingai, o 34 karteris turi štai tokį reikalą, kad jis yra jau išlietas ir pritaikytas uždengti tą skylę. Iš esmės jis kaip ir turėtų tikti ir galbūt nereiks tiek daug perdarimo, kiek šitam. Dabar reikia ir tos skardos. Aišku, aš nežinau, gal kas nors, hebra, žinot, nuo ko galima būtų uždėti, nuo ko tiktų ta skarda, sakykime. Tada galima būtų perdaryti šitą karterį ir nebūtų bėdos. Žodžiu, esmė vis tiek. Čia paliktas dar atviras klausimas, ar darysi šitas, ar darysis tas, nežinau. Bet reikia pabandyti dabar nusimti traversą, nusimest tą karterį ir pasižiūrėti, kaip stovi šitas. Gal viskas čia gerai, o gal ir negerai. Žodžiu, pabandom, pažiūrim ir tada spręsim toliau. Oba! Oba! Vizualiai labai panašu. Su kerkeriuku normaliai duot. Kilogramos. Baisu. Aha, va čia va, turim truputėlį kliūnančią vietą. Nieko tokio. Aš ją iškart pakoreguosiu, čia įtakos neturi. Žiūrim kiek. Šiaip tai labai šauniai išsisprendžia visi reikalai, iš tikrųjų. Labai gerai. Reiktų, aišku, tik tai pasimatuoti tepalo paėmėjas. Kur? Bet tepalo paėmėją mes galim panaudoti irgi nuo 34. Ir šiek tiek pakoregavus. Aš čia matau, kad liktai jau hardges yra koreguota ausis, tai mes dar prie priedo pasikoreguosim šiek tiek ir viskas. Arba sukeisim pusėm, nes dabar jie kažkodėl pakoregavę šitą pusę, net neįsivaizduoju, kodėl pakoreguota šitą pusę. Kas čia jiem galėjo netilpti, žodžiu, ne esmė. Esmė, kad truputėlį čia remiasi į karterį mums. Šiaip labai neblogai. Šitas puikus sprendimas. Ačiū Rimvi, ačiū. RS Autoworks, Norwich, UK, maladėts, sako, bandyk dėt. Aš sako, niekad nebandžiau, bet turėtų viskas būti ok. Tai dar kartą padėkosiu, drauguži. Atspėjai! Tai iš esmės labai minimalistinis tarpas tarp karterio ir tarp balkio. Bet mes galim dar šiek tiek pamodifikuoti balkį, kas yra lengviau negu modifikuoti karterį. Ir
išspręsti visus šitus reikalus, nes balkį tai ar taip reikės perdažinėti, tai prie to pačio padarytumėm ir ausį, kad jinai nekliūtų ir gražiai atrodytų ir galima būtų čia vat iš apačios ir va čia va, kadangi gali kliūti, galima šiek tiek įpjaut ir paleist žemyn šitą vietą. Tai ganėtinai nesudėtinga modifikacija ir ganėtinai greita. Kitas dalykas, mums dar bet kuriuo atveju reikia, jeigu mes naudojam šitą karterį, kas jau 95% aišku, kad naudojam, nusiplaunam visų pirma, kad galėtumėm nepurvinai dirbti, tada matuojamės tepalo paėmėję, ar ten viskas tinka, netinka, reikia keisti kažką, nereikia. Dedamės tarpinės, kadangi vis tiek yra šiek tiek keli milimetrai, bet jie yra, tai jisai dar šiek tiek žemiau bus. Tuomet, kai nuimsim savo šitos laikinus variklio kronšteinus, gulsis jisai variklis ant pagalvių jau konkrečiai į savo vietą, dar gali šiek tiek susėst, tai mums reikia išsigaudyti visiškai konkrečią darbinę variklio padėtį ir žiūrėti toliau. Tai manau, kad šitoj vietoj tokie reikalai. Tai kadangi turim dabar šiek tiek darbelio ir prie karterio susidėliojimo reikalų, tai tą ir darysim. Iš esmės nusimetam variklį į savo vietą, susižiūrim ką kur kaip darom ir važiuojam toliau. Ir ką dabar dar esu užsakęs, tai iš USA keliauja termostatas, kurio irgi nebėra kur nupirkti. Savininkas nori karštom vasaros dienom važiuoti gaiviai, tai surastas yra kondicionieriaus kitas. Jis irgi yra užsakytas ir laukiam. Norisi gerų stabdžių, laukiam ABS bloko, kuris bus aftermarketas, standalone. Ką, ir dabar kol kas laukiam tiek, nes reikia komponuoti visą variklio skyrių jau kas kur kaip bus. Ir judėsim toliau. O dabar einu dar nusimetu karterį, įsimesiu į mašiną ir rytoj važiuodamas į darbus, plausiu jį plovykloje, kad nereiktų dirbti šitam purvynę. O papa, jau dabar jau čia greičiau visi reikalai juda. Tai panašu, kad šituos reikės pašalinti, nes tikrai naudosim Hardges gamintą. Žodžiu, išsiplaunam, pasižiūrim ir judam toliau. Nusiplovėm karteriuką, dabar jau iškart žymiai geriau atrodo, ką? Dar biški drėgnas. Kerheriukų dėjom. Prasipūsim biškelį. Ir ką? Šitą reikia dalį nusiimti. Pradėti čia nais biški taikyt, kažką žiūrėti. Tai žodžiu, darom. Na, aišku, klausimas, ar čia blemba jisai reikalingas labai ar ne. Bet jisai čia ir toks palankstytas trupučiuką. O čia jis biški netinka. Ai, tai jisai vis tiek netiks. Hehe, matyt nuspręsta. Hehe, nebus. Vienu žodžiu nėra žodžių, šitą daiktą mes tada nebenaudosim. Mums reikia klineriuko. Pasibaigė. Čia nepaėmė jau kercheris. Čia gal reikėtų biškutį prasišveist. Dabar galima pasižiūrėti. Čia vis tiek dar nepamirštam, kad čia tvarkysis valysis. Čia dabar tik tai primatavimui ir taip toliau nusiplovim, kad neišsipurvint labai rankų. Bet šiaip manau, kad reikės duoti lazerių nuvalytų. Kaip tik kaimynas turi lazerį valymui, tai nuvalys tiek iš vidaus, tiek iš lauko. Bus tvarkingas kaip naujas. Paskui žiūrėsim, ką ten su juo padaryti. O, tai čia taip, su paėmėju čia tai jo. Galvojau, čia truputį kitoks paėmėjas, nes ant 34 paėmėjas, man atrodo, 2 varžtais prisisuka prie pačio tepalo siurblio. Nes čia nais, ne, čia kitaip.
reikia nusiimti šituos reikalus. Mums čia reikės 13 raktelio. Gal žinai, kaip padarysim? Vat atsivarysim šitą čia arčiau. Būtų logiškiau. Matai, kaip moku. Pajudinam. Aišku, dar jisai šiek tiek pasunkės. Nu, čia turim minimalų tarpuką, bet aš sakyčiau, kad jį galime dar šiek tiek padidinti. Net ne tai, kad galim, o privalom netgi, sakyčiau. Prisuksim variklį į savo vietą. Pažiūrėsim, kaip jisai čia jaučiasi. Perdaryti reikia čia šitą momentėlį. Štai, modifikacija atlikta, šiek tiek įgilintas traversas, apšveista. Kai nusismeliuos, nusidažys, nebus nei žymės, kad čia kažkas daryta. Plius šitą užlenkimą iš čionais pašalinau ir perkeliau į šitą pusę, kadangi čionais remiasi šiek tiek šitą pusę irgi į karterį. Tai tiesiog perkeliau. Dar reikės čia sušveist, nes matosi, kad ant iškorijusio, surudijusio uždažyta, tai manęs šiek tiek netenkina tokia išvaizda. Turi būti gražu, švaru, lygų. Ir va tai va, dedam atgal. Ir leidžiam varikliuką. Žiūrim, ką turim. Nu va, nuleidžiam varikliuką, prasičekinam, tada jau sekantiems darbams matyt reikės susižiūrėti tepalo siurblį, ten visus tos reikalus variklio viduj, kad būtų garantas, kad viskas ok. Iš esmės sulaukt kondicionieriaus siurblio sistemos, ABS bloko ir kraut aplink variklį viską. Žodžiu, iš esmės viską surinkt taip, kaip turi būt, sujungt, padaryt, tada vėl išardyt, ką reikia nudažyti, ką reikia sutvarkyti ir tada vėl surinkt. Tai va, turėjo būti padaryta iš pat pradžių. O dabar galima truputį pažiūrėti, nu va dabar va jau kitas reikalas, nu, prašau, štai turim darbinę poziciją, turim puikų tarpą ir apsidraudimą nuo prisilietimo tikimybės. Iš esmės turim čia kokį 8 mm. Toj vietoj, tai sakyčiau labai neblogai. Nu va, galutinis rezultatas manau, kad puikus. Variklis stovi vietoj. Aišku, jau matavausi, bet dar kartą pasimatuoju. Pasižiūriu dėl šventos ramybės. 43,1. Ir čia bus 43,1,5. Tai jau čia pusę milimetro, patys suprantam, gali būti paklaida. Tai manau, kad iš esmės imkim milimetro paklaidą, tai čia milimetro paklaida apie nieką. Žodžiu, super. Labai gerai. Aukštis irgi puikus, karteris yra, tuoj paimsim dar gulščiuką mūsų, patį mylimiausią, kuriam jau yra iš tikrųjų kaip kobrai. Kobra gimė su šito gulščiuku, pasižiūrėkit, Instagrame yra sukeltos nuotraukos, kaip gimė kobra. Ir tenais yra padėtas būtent šitas gulščiukas dar ant batono mano makroflekso gabalo. Tai čia 13 metų plus atgal. Daug jo metų, daug. Matęs, kaip sakyt, visko. Tai dabar galim pasižiūrėti, štai čia yra glaudžiam prie dabar, sakykime, žemiausios jau vietos mašinos. Štai tai va, įjungiam kitą švieselę ir
Prašau, matosi? Žemiausia vieta yra ne karteris dabar jau. Tai sakyčiau, puikus rezultatas yra. Taigi šį epizodą galim pabaigti šią puikią natą, kad variklis jau stovi jam priklausančioj vietoj. Viskas tvarkingai, gražiai, variklio kronšteinai pagaminti, traversas šiek tiek modifikuotas, karteris uždėtas kitas, viskas kaip ir tinka. Valio, darbas ties variklio pastatymu į savo vietą oficialiai baigtas. Toliau, kaip minėjau, seka, reikia surinkti visą variklio skyrių į vaizdą ir į visą visumą, kuri turi būti, kaip turi eiti aušinimo sistema, vėdinimo sistema, generatoriai, filtradėžės ir viskas, ką išvardinau, išsiardyti, nusidažyti, atsirestauruoti ir tada jau susirinkti viskas galutiniam rezultatui. Iš esmės, surenkam, sužiūrim, padarom, perdarom, pritaikom, uždedam, nuperkam, daperkam, surenkam viską po variklio dangčiu, išrenkam, nudažom, atnaujinam ir tada jau surinkinėjam galutiniam rezultatui. Surinkimas, išrinkimas ir vėl surinkimas. Taip turėjo būti padaryta iš karto, bet yra kaip yra. Tai va, tokie reikalai čionais. O prie to pačio laukia galinės pakabos tvarkymo etapas. Salono, reikia laidyną išsitraukti visą jos buvusi išsiskleist, atvažiuos Ernestas daryti elektrą jai. Tai turės susižiūrėti visą jos laidyną, reikia nusiimti kolektorių, galbūt ITB, susižiūrėti čia visus davikliukus, susižiūrėti uždegimo rytės. Žodžiu, ką elektroniškai mums reikės dapirkti, nupirkti, perdaryti, padaryti variklio skyriuje ir visoji mašina. Iš esmės darbai juda po truputėlį tolyn, sekantį kartą galėsim apžvelgti kitus daromus ir jau padarytus darbus. Tai iki kito karto prie Hardgės. Jis pats čia žiūri, nežino, kaip turi būti. Nu jo, blemba. Pasislėpsiu. Nėra manęs.